Tomai, ateik prašau. Nu, kas yra? Žiūrėk, kur čia pažiūrėti, kiek to aliejaus čia pripilta. Aš jau čia pripyliau, va tiek va, bet aš nesuprantu, tai čia užtenka. Kokio aliejaus, ką tu įpyliai? Kur tu įpyliai? Į čia man išmetė ant ekrano, kad trūksta aliejaus. Nu tai va, aš susiradau. Čia alyvuogių aliejus, čia bandelėm arba blynam kept. Kodėl tu į čia variklį? Bijo, čia geras, čia brangus, man čia net gaila buvo, tai ar tiek užteks? Kur tu įpyliai į variklį? Nu čia va atsidariau, o kur parodyta. Aš tau kiek kartų esi kartojęs, jeigu kažkas atsitinka, tu manęs Nu aš norėjau būti savarankiška. Savarankiška, ką dabar darysiu? Palauk, nepanikuojam, dabar nepanikuojam. Aš tai nepanikuoju, čia tu panikuoji. Nekel balso, visų pirma, nekel balso. Aš nekeliu. Visų antra. Tai kas čia negerai? Kas negerai? Taigi oil. Čia blynam, ar sakau, belenkam kitam kepti, bet ne į variklį pilti. Dabar reikės palauk, reikia išpilti šitą tavo aliejų, nes čia yra aliejus. Čia pilasi alyva, čia yra aliejus. Tai oil. Va čia yra alyva. Hado. Alyva. Ten yra kažkoks... O tai kur čia oil parašyta, pavyzdžiui? Oil visur, čia net nereikia, kad būtų parašyta. Čia užtenka, kad parašyta Hado 5V40. Čia reikia pilti, bet visų pirma reikia parašyti manęs. Nu, aš norėjau patim. Tai vat, kitą kartą paprašyk manęs, aš įpilu ir rami galva. Bet čia koks didelis, klausyk. Tai tu kai, nu, tai jeigu liks, tai atneš dar į virtuvę, aš sunaudosiu, gerai? Aš net nežinau, kad tokiais kiekiais galima aliejų pirkti. Nu vis tiek nesuprantu, kom čia skiriasi. Man šitas gal, kad geras.